Sveiki ir vėl štai mano 7 pamoka, kurioje mokinsiu, kaip pasidaryti, kad eitų nužudyti priešą. Tai va, pirmiausia einame į objektus. Taip, iškart nuo objektų pradedame. Einame į savo priešą, kur turite susikūrę. Susikūrėte add event, creative, spaudžiate Ctrl, įdėte naują kodą ir parašote global, kad tai būtų per visą žaidimą kad galėtum valdyti tą. Pasirašote, kaip jūsų gyvybės vadinasi, pavyzdžiui, priešo HP, ne, arba priešo gyvybės, galite kad ir lietuviškai čia parašyti, tai čia yra mano kurtas kodas, tai aš jau žinau, jį suprantu. Tiesiog arba kaip norite pasirašyti, čia parašote, kiek norite gyvybių, 40, 100, ten 1000, milijonų, ten bosą, ką nors padaryti ir taip toliau. Toliau spaudžiate vėl add event, step paprastą, įkeliate vėl naują kodą ir parašote šį kodą. Tiksliau, arba įkeliat, bet būt gal parašot, jeigu tiksliau būtų geriau įsimintumėt, nes aš taip pat rašiau. Taip, čia jei gyvybių yra mažiau negu 0, tiesiog, taip, jeigu gyvybių yra mažiau negu 0, tada tie skliauteliai reiškia when, tai reiškia tada instancija destroy, objektas susinaikina ir prideda 5 taškus. Šiuo metu mano yra auksas, tai prideda 5 auksus, ne? Tai taip, jo, čia tiek paaiškinu. Toliau vėl įdedate į step įdeda naują kodą, vėl parašote arba nukopijuojate šį kodą, jeigu norite įsiminti, nurašote. Taip, čia rašom, jei iki objekto distancija yra, iki objekto player distancija yra 40, mažiau negu 40 ir spaudžiamas mygtukas kairė, tada ties skliaustukai atimama 20 gyvybių. Taip, MGM vėl parašote, kai būnate parašę savo pavadinimą, tas pats ir čia MGM, kai parašėte va čia. Toliau ką? Toliau einate niekur einate, tiesiog paleidžiate žaidimą. Ir turėtų viskas veikti. Taip, buvo parašyti, kad jeigu arčiau negu 40. Tai štai, matote, spaudžiu kiek noriu, nieko nėra. Tiesiog prieinu arčiau, man gyvybės man nuėmų. Va, ir aš tiesiog spaudžiu ir susinaikinu. Ir gaunate, matote, 5 taškus ir viskas, o prie čia, matote, susinaikinu. Tai tiek šią pamoką, laukite kitos pamokos, prenumeruokit, laikinkit, komentuokit, gal norit kokią pamoką sužinoti, jau greitai baigsiu su 3D, bus 10 pamokų su 3D ir pereisiu prie 2D. Tai tiek šią pamoką ir iki.